Labas Ernestas, sveiki visi. Šiandien mes dviese pradedam naują podcastų seriją apie nekilnojamąjį turtą. Tai aš pati esu brokerė, dirbu 8 metus ir mano kolegė Ernesta. Taip, tai sveiki visi, labas Loreta. Aš esu irgi lygiai taip pat kaip ir Loreta, nekilnojamo turto brokerė, pati dirbu brokerė 5 metai. Ir mes ateinam čia su mintim pasidalinti naudingą informaciją. Taip, nes iš tikrųjų pastebėjom, kad labai mažai yra skleidžiamos informacijos ir teisingos informacijos apie nekilnojamąjį turtą. Ta iš tikrųjų pastebiu tiek iš klientų, tiek iš aplinkos, tiek ir socialiniai medijai. Iš tikrųjų manau, kad ir tu esi pastebėjus, kiek daug klausimų užduoda žmonės apie mokesčius, apie tas subsidijas, paramas, paveldėjimus. Labai daug temų su nekilnojamu turtu. Tai iš tikrųjų mes esame apie tai. Gal bus daugiau toks švietėjiškas mūsų tas podcastas, bet tikimės, kad galėsim jums padėti ir atsakyti klausimus. Jo, ir iš tikrųjų tikimės, kad ne tik pačios galėsim pasidalinti turbūt naudingą informaciją, bet turim minčių pasikviesti įvairių specialistų tam tikrų, kažkokių tai žmonių, kurie galėtų irgi apšviesti papildomai ne tik mes, ar ne, apie pardavimus, apie nekilnojamą turtą, bet kaip pavyzdys matininkai, vertintojai, tie, kurie, žodžiu, keliauja, kaip sakant, su mumis kiekviename žingsnyje, visame ant pardavimo, pirkimo, nuomos procese. Tai tikimės, kad iš tikrųjų ta informacija bus naudinga, nes googlinti galima, Facebook'e paklausti kitų narių, kitų žmonių galima, bet kaip pamatom, ar ne, kad komentaruose ne visada yra iš tikrųjų pakonsultuojama teisingai, tai norisi iš tikrųjų kuo daugiau tos informacijos tokios teisingos suteikti pačioms. Jo, nes kiekviena situacija nekilnojamam turte, jinai yra labai skirtinga ir, kaip aš visą laiką mėgstu sakyti, labai individuali. Tai nereiškia, kad jeigu jūs paveldėjot turtą, jūsų yra viena situacija ir jums atsakys kažkoks žmogus iš šono lygiai taip pat, kaip jums reikia. Tai mes esam būtent tam, kad galėtumėm atsakyti jūsų klausimus, jūs galėsit juos mums siūsti ir mes pasitengsim atsakyti, surinkusios tam tikrą klausimų kiekį, padaryti rubriką ar su svečiu ir atsakyti tos klausimus. Galiu kaip pavyzdį pateikti, vakar man irgi parašė klientas per Instagramą, tiesiog ar galit pakonsultuoti dėl turto, dėl mokesčio. Tai irgi žmonės yra... Nusipirko turtą, nebuvo prisiregistravę 3 metus, dabar nori parduoti, prisiregistravo, kas yra šiaip iš tikrųjų klasikinė situacija. Ką daryti, nes mes norim pirkti kitą turtą, ar mums pavyks sutaupyti tą 15% nuo pelno. Jie turi dar kitą turtą, kurį teoriškai galėtų jie padaryti šeimos turtu, jeigu nes jiems reikės dėl vaiko teismo leidimo. Taip. Tai, žodžiu, aš jiems patariu, kad jie prisiregistruotų geriau dabar esamam turtą, kurį parduoda ir ten jau teismo tą leidimą su notaru jie tikrai susitvarkys, tų opcijų tikrai yra, bet paskui dėl tos 15% tikrai gali kilti niuansų. Tai va, žmonės iš nežinojimo realiai turintys ypatingai vaikų, jie išsiregistruoja dėl vaikų, kad lengviau praeitų su teismo leidimu. Taip, nes turbūt kažkas kažkada pasakė, sugedęs telefonas, iš tikrųjų aš ir pati labai dažnai susiduriu, kad kažkas kažkaip pakonsultavo ir tada žmonės padaro, čia lygiai taip pat irgi. Kad, sakykime, mitas, ar ne, ir daug tų mitų, tarkim, apie mūsų pačių veiklą, ar ne, kad brokeris apgauna, kad padaro kažką tai ten blogiau, sakykime, negalima nusidėrėti kainos, ar ne, daug tų tokių mitų, kur tiesiog iš nežinojimo žmonės, nepasinaudoja iš tikrųjų tą pagalbą, ar bent jau kažkokiais tai patarimais, tai va, kaip ir tu dabar pasakoji, ar ne, parašė tau žmogus, tu jam padėjai galbūt ir sutaupyti ir tiesiog pakonsultavai. O žmogus tiesiog iš nežinojimo padarytų galbūt dar daugiau dalykų, ką padarė ir iki tol nepasikonsultavęs. Tai pas mane irgi tų tokių situacijų būna. Vakar irgi lygiai taip pat, iš tikrųjų čia mūsų kasdienybė, taip, ne? Visiškai. Mes atrodo pačios esam brokerės ir dažnai galbūt net nežino iš tikrųjų žmonės, ką mes veikiam, mes parduodam, nuomojam ar ne, ten padedam nusipirkti, bet kiek dar klausimų iš tikrųjų tenka išspręsti ir su kiek problemų pas mus ateina žmonės, ar ne? Tai pas mane irgi vakar viena tiesiog mergina parašė, kad ieško buto 3 metus jau 3 metus. Ji yra sukaupusi savo pinigus, pati asmeniškai be paskolos planuoja pirkti,
Ir tiesiog kas metus kainos, kadangi kyla, ji nebegali nusipirkti to, ką ji norėjo. Tai vėlgi tada tiesiog paprastas patarimas, aš galbūt vėl ją pakonsultavau, kad ji gali nusipirkti daugiau mažiau patinkantį, ne visai idealų variantą, kurį galės pasiremontuoti galbūt, ar ne, jeigu lokacija tinka, išplanavimas tinka, nors jį irgi galima pakeisti, bet sakykime, ten kambarių skaičius ir taip toliau, aukštas, ko negalėjau pakeisti. Tai tokie paprasti patarimai ir jinai tiesiog pagalvoja ir parašė, sako, ačiū, iš tikrųjų, gal verta tikrai nebeieškoti idealaus varianto ir pirkti tai, kas galbūt mažiau patinka, bet pasitvarkysim savom lėšom, nes iš tikrųjų kainos kasmet kyla. Jau pavėlavo. Jau pavėlavo. Tai visi tie, kurie, pavyzdžiui, irgi COVID'as, ar ne? Taip. Aš manau, kad tu pati susidūrė. Dauguma tie, kurie laukia COVID'o metu, paskui kainos vėlgi pakilo ir jie visai nieko nebegali dabar nusipirkti. Tai tie, kurie iš tikrųjų gal ir surizikavo tada COVID'o metu, po COVID'o, išlošia, nes irgi kainos pakilo, dabar gali dar brangiau parduoti. Ir čia tiesiog, tai verta tiesiog kartais galbūt paklaus, pasikonsultuoti ir nepatingėti tą padaryti. Ne dėl to, kad jūs nežinot, kaip ką padaryti, ar ne, gal jūs ir suprantat viską, bet vis tiek gal kažkokį tai patarimą, ar ne, iš specialisto tikrai verta gauti papildomai. Šiaip tikrai yra žmonių, kurie ir ne pirmą būstą ir perka ir parduoda, bet jam ir tai dar kyla klausimų. Tai jie mėgsta pasikonsultuoti, bet tikrai kai kurie žmonės daro visiškai tą pirmą kartą ir nežino net nuo ko pradėti. Ar pirmiau ieškoti, ar eiti į banką. Ta prasme, daug tokių visokiausių niuansų yra. Tai mes ir būsim apie tai, kad jums padėtų sudėlioti žingsnius ir išvengti klaidų ir kuo mažiau prarast pinigų, realiai darant klaidas, įsigijant ir parduodant tą nekilnojamąjį turtą. O kad tų klausimų tokių kyla ir kad yra labai daug nežinojimo pas mus aplinkui. Taip. Ir kad labai yra mažai naudingos ir teisingos informacijos, tai yra tikrai matoma. Mes pačios su to susidurėm, kadangi labai daug yra klausimų. Facebook'e grupės tiesiog verda klausimais ir atsakymais ir dažniausiai neteisingais atsakymais. Aš kaip pamatau, kad net nesusidūrę žmonės pakonsultuoti bando pakomentuoti. Vienas pasakė taip, kitas pasakė taip ir gaunasi, žodžiu, vis tiek galų gale, kad tas žmogus nebuvo pakonsultuotas arba nukonsultuotas netgi, ar ne. Tai kas irgi yra negerai. Tai, diskusijų daug ir įvairių iš tikrųjų yra viešoje erdvėje, tai šito visiškai negalima tikėti, nes čia, ta prasme, nei Google, nei Facebook, atsiprašau auditorijos, bet tikrai ne. Ta prasme, jeigu kyla klausimų ir nenorit konsultuotis su žinančiai žmonėm, tai galite VMI tada geriau pasiskambinti. Į VMI galima, į VMI, notarams, matininkams, visiems, žodžiu, atskirai galima skambinėti, bet tai tikriausiai vėlgi papildomą etatą turbūt reikia, ar ne? Tai... Išsiaiškinti reikia turėti ryšių, reikia turėti kontaktus, kad gautum greitus atsakymus, nes mūsų darbė tai ir namą priduot galim greitai. Taip. Ir leidimus gaut greitai, kai turi kontaktų ir turi kolegas, kur su tuo dirba, tai viskas tampa daug paprasčiau iš tikrųjų. Taip, o klausyk, Loreta, kaip tau šiaip praeiti, sakykime, metai, iš darbinės pusės papasakok, su kuo tu susidūrei, galbūt kažkokių iššūkių turėjai, nes, vėlgi irgi tokių yra įvairių pasisakymų, kokiegi buvo metai, sakykime, covidiniai visi tie, paskui po covidiniai ar ne karas, tikrai buvo daug tokių visokių įvykių ir jie vis dar vyksta, ar ne, bet kaip tau 2023? Šiaip profesinė prasme tai nebuvo labai blogi metai, bet tų situacijų, kaip ir kiekvienais metais mes susidurėm su tais iššūkiais ir mus bet kokiu atveju nuo 22 metų lydi tas karas ir visas tas prieskonis jisai eina šalia. Ir praeitais metais dar prisidėjo Euriboras, kas irgi iš tikrųjų numušė ūpą visiems pirkėjim, bent jau daugumai pirkėjų, tai tikrai. Tai sumažėjo tas pirkimas ir aišku nieko nuostabaus. Tai labai tikiuosi, kad dabar jau šiais metais mažėjant Euriborui ir aišku, gal jisai labai kosmiškai nesumažės, bet psichologiškai tikrai žmonėms tas turėtų padėti, ypatingai kas su tom paskolom perka. Tai, žodžiu, matysim, kaip čia bus, bet nebuvo praeiti metai tokie blogi ir šiaip, šnekamės tarpusavį ir su kolegom. Procentaliai, realiai žiūrint į savo krepšelį,
nupirktų būtų ten namų ir parduotų, jų yra mažiau. Tikrai mažiau, bet nebuvo tai blogai. Bet pastebėjai, kad pas mus apskritai, aš nežinau, galbūt Lietuvoje ar ten Europoje, sakykime, mūsų visuomeniai žmonėms pakanka žinios, sakykime, per žinias, ar ne, vat pakalbėjo kažkas tai, kad kyla Euriboras. Ir viskas. Mes realiai nebeturim darbo. Nebeturim darbo, galim važiuoti ilsėtis. Tai pastebėjai, ar ne, kad užtenka tam tikros žinios, o paskui, sakykime, vėl pasako, kad Euriboras, sakykime, kris, ar ten, jisai nebekils ir vėl. Jo, tai ką ir sakau, čia yra žmogaus visiškai psichologija. Man gal irgi kažkokie tie veiksniai veikia, manau, kiekvienam, čia labai priklauso nuo tavo požiūrio apskritai į viską. Bet jo, tas pasijautė daug tos, pavadinkim, propagandos, dezinformacijos labai daug yra viešoje erdvėje, tai jie tikrai nereikėtų šiaip tikėti, yra analitikai, yra finansininkai, kurie tikrai gali užvesti ant kelio ir pasakyti, ko galima tikėtis. Tai manau, kad šie metai bus geresni, tie patys ekonomistai kalba teigiamai, bent jau dėl paties Euriboro, tai pasižiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų. O kaip tau praeiti metai buvo? O man, žinok, geri, gal kaip tu sakai procentaliai, gal ir nebuvo jie kažkokie, tai sakykime, geresni negu 2022, ten tarkim, ar 2021 metai, bet darbo tikrai buvo, nupirktų būtų buvo, parduotų lygiai taip pat, būtai, namai, iš tikrųjų nuoma lygiai taip pat, nuoma gal iš tikrųjų, sakyčiau, gal tai pas mane mažiau darbo buvo su nuomojamais objektais. Kas būdavo iki tol, tikrai didesnis, sakykime, procentas būdavo išnuomotų būtų ar ten namų, bet būtai, namai, sklypai lygiai taip pat. O kaip dėl pačių kainų, tarkim, kad ir nuomos, ar ne, imkim, nes po karo tai buvo, visi žinom, tikrai kainos baisiai sukilusios ir ten tuos būtų šlavę realiai, nesvarbu kokiam kainam. Aš su nuoma pati šiek tiek mažiau dirbu, tai kaip buvo praeitais metais, ar šiek tiek stabilizavosi, koks, nežinau, aktyvumas buvo žmonių? Vienu metu aš pastebėjau, kad kainos lyg tai pakrito, todėl kad nebebuvo norinčių iš tikrųjų. Ir buvo netgi taip, kad, sakykime, dauguma, vėlgi, nenorėjo galbūt priimti ukrainiečių, ar ne? Buvo visokių tokių, kaip pasakyti, teorijų, ar ne, kad žmonės nusistato, sakykime, ir nenori. Nori tik tai lietuviškai kalbančių, tik tai lietuvių. Aš tikrai esu susidūrus, mano klientai buvo pareiškimai tokie, sakykime, iš jų. Noriu tik tai lietuviškai kalbančių, tik tai lietuvių ir viskas, ir griežtai jokių kitų. Tai vėlgi, aš kai atstovauju, sakykime, savo klientą, ar ne, tai tokio ir ieškai kliento, nuomininko. Tai gal buvo tam tikrais momentais sunkiau surasti nuomininkus, bet vėlgi, juos pavykdavo vis tiek išnuomoti, tik tai gal kiek mažesnė kaina. Tai vienu momentu sakyčiau, kad tos kainos pakrito, o dabar labai labai stabiliai laikosi. Aš dabar pastebėjau ir apskritai su pardavimo kainom, kad jos nei kilo, nei krito iš tikrųjų, labai labai stabiliai laikosi jau kuris laikas iš tikrųjų, nežinau, pusmetis gal koks. Jo. Dabar atrodo, kad viskas jau normaliai. Žinai, kaip buvo prieš tai, ten, sakykime, visi kalbėjo, kainos išpūstos, ten nepirksiu, lauksiu, kol nukris. Tai dabar toks laikas, kai, sakyčiau, viskas stabilizavosi, bet vėlgi pavasaris ateis, Euriboras pamažės, tai vėlgi gali kainos pakilti, aš manau, kad pardavimo. Realiai, kad dėl Euriboro kainos kiek įstakotų, aš gal nekomentuosiu šitą vietą, nelabai turiu kompetencijos. Bet šiaip realiai žiūrint dėl pačios pasiūlos turbūt, nes jeigu, kaip ir sakom, Euriboras šiek tiek pakrinta, atsiranda tas tarpas įsigyti paskolas geresniam sąlygom, tai automatiškai žmonės norės daugiau pirkti to būsto, ar ne? Įperkamumas atsiranda jau pas mus didesnis negu praeitais metais. Tai gal tu ir teisi dėl tų kainų kilimo. Aš šiaip savo Instagram'e šiek tiek, kai dariau metų aptarimą, irgi dariau tokį įspėjimą iš savo pusės, kad tas kainų kilimas gal metų eigoje iki 25 metų bus kokia plus 5%, tai bus labai įdomu dabar pasižiūrėti, ar teisingai būsiu sugalvojusi ar ne. Bet pasiūlos jos labai daug lyg ir nežada mum, nes iš tikrųjų daug yra informacijos ir informacijos iš vystytojų, kad jie turi daug projektų, daug nepaleistų dar, kurie turi ir leidimus. Tai kaip ir krepšelis tų būtų ir
nežinau, namų nemažas, bet žada paleisti tik tai kokius 4 į rinką. Ne visus 4,000 jo. Tai, atsiras daugiau norinčių. Bet vėlgi, aš pradėjau kalbėti apie vystytojus, iš tikrųjų, kokius pastaruosius turbūt 2 metus aš pati irgi susiduriu, sakykime, pati pirkau naujos statybos projekte butą. Tai aš pati nusipirkau jau praktiškai viena paskutiniųjų, bet tada paleido kitus etapus ir jie tušti stovėjo vos ne metus laiko, nes tiesiog nėra pirkėjų. O kada čia pirkai? Prieš 1,5 metų. Čia kur? Pašilaičiuose. Tai tai irgi atrodo ir kaina lyg ir gera, ar ne, ir vieta tokia, vis tiek norima, aš nežinau, man Pašilaičiuose šiaip patinka pardavinėti Vilniuje, nes kai įdedi, tai taip ir parduodi iš tikrųjų. Kažkaip tai dauguma vis tiek žino, galbūt traukia, vis tiek mėgamasis rajonas, toks patogi lokacija pakankamai daugumai. Tai vėlgi, bet sakau, naujos statybos projektai vis tik stovėjo. Tie tokie visiškai buvo, išsistagnavę tie, kaip sakant, tokie pirkimai. Tai čia irgi turbūt tai įtaka ir, įtakos vis tiek turi, ar ne? Tai kaip ką ir tu sakai, kad... Taip, aš man atrodo, dabar bijau pameluoti, iš tikrųjų dar reikės pasižiūrėti, bet man atrodo, kad buvo tik tai 2000 sutarčių pasirašyto. Tai nėra daug. Statybos. Tai yra labai maži skaičiai apskritai. Tai ir žiūrėsim, ką atnešti mums naujieji metai. O pati tu irgi dirbi su statomais projektais, ar ne, namų netgi, man atrodo, individualių, dvibučiai ar kažkas tai tokio. Jo, dabar tokį projektėlį pasileisim su statytoju. Šiaip aš daugiau esu linkus į gyvenamąjį segmentą, kuris yra čia ir dabar. Su vystytojais yra toks labai ištęstinis, pavadinkim, tas darbas, bet aišku, bet kuriuo atveju mes dirbam su tuo, kas yra. Tai pasitaiko tikrai dirbti su vystytojais, bet yra pakankamai sudėtinga, nes statybos išsitęsia, tu automatiškai esi atsakingas prieš klientą ir turi pateikti tam tikrą informaciją, kur tu pats jos kartais nežinai, net pats vystytojas kartais nežino. Negali nuspėti. Tai esu turėjus tokią situaciją, čia dabar galvoju, buvo 21 metais, man atrodo. Nepasakysiu dabar, gal jau čia buvo ir prieš karą, gal po karo pradžios. Tai su vienais klientais mes įsigijom irgi būstą pas vystytoją ir prasidėjo tęstinumas. Tęstinumas, mums to nepavyko. Kažkokie tai darbai, ar ne, vilkinasi iš vystytojo pusės? Jo, grinai su pridavimu, su statybos inspekcijom ir taip toliau ir prasidėjo tas vilkinimas toks nenormalus ir aišku, faktas, aš stoviu prieš klientą pirmoje eilėje. Tai labai tas yra iš tikrųjų nemalonu. Tai būtent, kai tu realiai, ta prasme, tu ant skambučio visą laiką sėdi ir bandai išgauti kažkokią informaciją ir klientui pateikti ir nuraminti ir taip toliau, nes žmonės jau įsirenginėjo būstą. Tai jiem jau realiai reikėjo ir išsikraustyti iš nuomojamo butą. Tai jiem, man atrodo, netgi ir įsikraustė į įrengtą butą, bet neparduotą namą, kas iš principo nelabai galima. Bet jau jie neturėjo kur dėtis, tai aišku, ten savaičių bėgi pridavė tą projektą, bet vis tiek išsitęsė apie pusmetį nuo termino. Tai buvo ką veikti. Tikrai nelabai maloni situacija, bet brokeris iš principo tu nieko negali padaryti, nenueisi trečiam asmeniui statybų inspekcijoje, nepasakysi, kad viskas gal tu gali. Bet čia pavyzdžiui. Bet man šiaip įdomu, sakykime, kadangi tau daugiau galbūt tenka prisiliesti prie to, ar ne, iš tos pardaviminės pusės, kaip su namų, sakykime, pardavimu, dabar kaip tu jauti? Yra kažkoks tai judesys, ar kaip pavasarį galvoji bus, kas vyks, sakykime, su statomais tokiais projektais? Ne tik, kad būtų, sakykime, bet pačių namų. Sunku pasakyti, kas bus pavasarį. Aš galvoju, atgimimas pavasaris yra bet kuriuo atveju. Tai ir sklypai tada pradeda judėti, ir sodo namai. Visi pradeda galvoti, kaip būtų faina. Jo, tada atsiranda saulė, atsiranda noras tvarkytis, atsiranda noras to šviesos, to kiemo ir daugelio šitų visų malonumų ir dalykų. Yra dabar bet kuriuo atveju ieškančių tų namų. Pernai tokiu metu tikrai aš turėjau daugiau paieškos ir daugiau užklausų dėl namų negu šiuo metu. Daugiau ieškodavai, ar ne? Jo, bet normalu, ta prasme, nes, kaip ir jau pirmai šnekėjom dėl Euriboro ir taip toliau, tai paskolos yra brangios ir, namą tu vis tiek, nenupirksi be 2,5–300 tūkstančių, čia priklauso dalinę ar kokį, ar įrengtą tu pirksi. Bet yra tikrai mažiau, bet yra tikrai klientų, kurie ieško tos erdvės, biškito kiemo. Tai aišku, tendencija yra daugiau įrengtiem,
jie greičiau išeina, dalinės apdailos šiek tiek sudėtingiau. Aš kalbu grinai iš savo pavyzdžių, nes gal pas kitus kolegas kažkaip kitaip yra. Bet ir čia, tarkim, pasikalbėjus, kas stato namus ir jie linkia labiau link įrengimo arba klientui atiduoti įrengtą daiktą, kad realiai jisai greičiau parsiduotų. Tai va dabar, kur irgi startuosiu su vienu projektu, tai vystytojas siūlys tokį dalyką, kad gali įrengti iki rakto ir tada jau klientui nereikės nieko galvoti, tik tai pasakyti, ko nori, spalvas, medžiagas ir taip toliau, tai gaunasi toks kaip tiesiog rangovas, kad įrengti. Bet ir dažnai NT yra toks, sakykime, emocinis pirkinys, ar ne? Vat, pastatyk dalinės apdailos kokį kotedžiuką, ar ne, ir jį įrenk, nu tai vis tiek greičiausiai, kad tu tam įrengtam turėsi daugiau pirkėjų. Faktas. Negu dalinės apdailos, nes daugumai trūksta tiesiog tos tokios fantazijos. Nes ir daugumą vystytojų daro ir demo tiek namus, tiek kad greičiau parduot. Nes žmogus, kai tu ateini į dalinę apdailą, jinai tokia labai suspausta būna. Tu nežinai, kas tam kampe galėtų būti, daug kas neturi fantazijos. Tai tie demo variantai, jie yra labai gerai. Nes kiti kartais net nusikopijuoja tas demo variantus ir ramiai savo gyvena, nes jiems patinka. Tai faktas, kad įrengtus daug paprasčiau parduoti. O klausyk, Loreta, kaip tu galvoji, kalbam apie pirkimus, ten įrengimus, visą kitą, bet kaip tu pati pasidalink savo nuomonę, ar verta pirkti šiais metais nekilnojamą turtą, butą, namą, nesvarbu, ar ne, sklypą tą patį. Kaip tu galvoji, pirktum, nepirktum, nes čia daugumai turbūt aktualus klausimas, tu pati turbūt susiduri su tuo, tai paprašo kažkas tai patarimo turbūt, ar ne, tavęs pačios. Verta, neverta, kaip tu galvoji? Aš visą laiką visiems sakau ir pati savo kažkada pasakius, kad jeigu tu namus perki savo, tai nėra blogo laiko. Nes faktas, tu tose namuose gyvensi turbūt gal 5 metus, iki 10 metų. Būna tikrai kartais žmonės keičia kas 2-3 metus, bet čia labai priklauso nuo to, kaip pasikeičia šeimos padėtis, pagausėjimas ir taip toliau. Bet realiai, jeigu tu ieškai namų savo, tai manau, kad blogo laiko šitam nėra, tu tiesiog turi įsivertinti savo finansinės galimybės. Tas pats, jeigu Euriboras, jeigu jisai toks liks, jeigu jisai dar pakils, jeigu jisai nukris, aišku, jeigu nukris, tai jau faktas, kad yra gerai, bet reikia įsivertinti turbūt blogiausius aspektus, blogiausius faktorius ir jeigu tu pačioj blogiausiai situacijoje jau matai, kad tu gali išgyventi, tai manau, kad blogo laiko štai vietoj tikrai nėra. Dėl sklypų, nežinau iš tikrųjų, dėl to, kad daug yra šiaip iš tikrųjų ieškančių, dabar nuo naujų metų iš tikrųjų labai pastebėjau, kad... Bet sklypų ieško, ar ne? Pas mane kad ieško žmonės sklypų ir labai įvairiose vietose ir grinai, kad statytis namus, bet vėlgi ne visi įsivertina turbūt, tikiuosi, kad įsivertina, bet manau, kad ne visi tikrai įsivertina tą dalyką, kad atsiras infrastruktūros mokesčiai, nes labai daug papildomų mokesčių, užstatymai visi, paskui reikia architekto darbų vadovo jau būtinai, jeigu neklystu, statant namą. Tai atsiranda tų tokių niuansų papildomų dar išlaidų, kur aš turbūt norėčiau, kad tiesiog man vystytojas koks nors pastatytų ir aš jį nusipirkčiau. Bet čia yra tik tai mano nuomonė iš principo. Dėl paties sklypo ir statymo namo, nes aš turbūt pati gal nelyščiau. Man tiesiog gal būtų gaila laiko, nes kaip pats žmogus stato, labai gaunasi toks tęstinis ir kartais tu sustoji vidury, nes turiu tikrai ir draugų, kurie statė namus ir jie sustojo tiesiog pasistatę iki dėžutės ir nori parduoti arba pasistatė iki dėžutės ir tauposi pinigus tolimesniem veiksmam. Tai aš manau, kad ne vienas toks žmogus yra ant Lietuvos. Tai labai labai reikia įsivertinti galimybės, bet nežinau, mes ir patys su vyru galvojom painvestuoti į tokius butukus, bet grinai tik į butukus, kad ant nuomos. Tai čia irgi labai realiai reikia atsiperkamumą skaičiuoti, ar apsimoka, ar neapsimoka pirkti, kiek tas atsipirks, kiek tau kainuos įrengti, kiek tu galėsi išnuomoti. Na, žodžiu, čia iš tikrųjų didelis skaičiavimas yra. Taip. Bet tu kaip ir sakai, ar ne, jeigu savo perki, tai turbūt blogo laiko nėra, vis tiek tai yra tavo namai, tu perki savo ir anksčiau ar vėliau, tu vis tiek norėsi ir galvosi. Aš ir pati iš tikrųjų, prisimenu, pirkom turbūt, galbūt, buvo mūsų pirmieji 2 būstai. Vieną pirkom investicijai su vyru, kitą pirkom savo gyventi, tai čia buvo prieš 2-3 metus.
Tai irgi labai ilgą laiką galvojam, ar čia jau verta, ar neverta, bet nusipirkom abu vienu metu iš tikrųjų ir nesigailim, nes tuo metu dabar pasižiūrėjus atgal, tuo metu galbūt atrodė, kad kainos yra pakilusios ir mokam brangiai, bet dabar pasižiūrėjus, tai mes tikrai suspėjom ir nesigailim, nes tikrai atrodo laiku viską padarėm. Nusipirkot nukritusiam kainom. Taip. Šiai dienai. Jo, tai tikrai suspėjom ir jeigu būtumėm laukę, turbūt nebūtų nieko gero iš to. Bet irgi paminėjai dėl statybų, dėl sklypų, aš pati irgi su sklypais nemažai dirbu, tai pas mane irgi būna, sakykime, ieško namų valdos sklypo, kad statytis namą ir mes dabar patys irgi su vyru ieškojom namo ir galvojom, ar verta statytis, ar jau pirkti, sakykime, su dalinė pastatyta, tai kiek ir konsultavomės, kiek skaičiavom, vis tik priėjom prie tos pačios išvados, kad iš tikrųjų, neverta. Bet čia vėlgi, čia mūsų yra nuomonė, ir kiekvienam pagal poreikį, bet kadangi tas, kaip tu sakai, tęstinis toks procesas gaunasi, ar ne, kol tu pasistatai, kol gauni leidimus, kol gauni projektą, visi šitie dalykai, būna ir taip, kad tu tuo metu nori vienaip, sakykime, vienos stiliaus ar ne kažkokio, tai įrengimo, nežinau, ten fasadas ar ne, tiesiog pati architektūra ar ne, statinys, o paskui praeina kiek laiko, keli metai ir tu jau žiūri, jau taip nebenori. Palei tendencijas ne visur spėsi, esu čia irgi skaičius kažkur socialinėje medijoje. Viena moteris klausė tiesiog dėl virtuvinio berods, koks jisai ten galėtų būti, ar galit patarti, tai tiesiog irgi ten moteris, nes dažniausiai moteris vis tiek priima tos sprendimus, tai sako, kad tikrai, ta prasme, nespėsi tai tas tendencijas, nes jau žiūrėk, pusmetis, mėnuo, čia spalvos, čia šitas keičiasi audinys ir taip toliau, daug tokių visokiausių niuansų, kur tu tiesiog nesuspėsi. Bet čia vėl ir tada grįžtam prie to paties, kaip pasakojau, ar ne, istorija, kai manęs klausė, sako, 3 metus ieškom. Taip. Ir ieško tokio varianto, kuriame galėtų ateiti gyventi, kuris patiktų, ten tiktų idealiai. Nebus turbūt tokio. Todėl, kad tu tuo metu galbūt nusipirksi, bet tavo poreikiai pasikeičia. Šeimos padėtis, sudėtis, ar ne, atsiranda vaikai galbūt, kažkas tai pasikeičia ir vėl tavo poreikiai auga, arba jie apskritai keičiasi kardinaliai ir vėl tau reikia arba remontuoti, arba keisti. Tai čia toks ir yra iš tikrųjų. Tobulo varianto realiai, nežinau, gal kažkur jisai ir yra tau kaip žmogui, bet labai mažai tų yra idealių variantų, kur tu ateini ir sakai, viskas man tinka, aš imu. Taip nėra. Tai aš tiesiog visą laiką pirkėjam, su kuriais dirbu, visą laiką sakau, tu pasistatai save, pasistatai tą objektą ir žiūri, ko yra daugiau, pliusų ar minusų. Ir viskas. Ir jeigu yra daugiau minusų, vadinasi, tau netinka. O jeigu yra pliusų daugiau, tai okei, tada tu gali kažkaip turbūt susigyventi su tuom, arba kažkaip gal pakeisti. Nes mano dabar irgi vieni klientai ieškosi namą ir sako, gal biški mažai žalios zonos, bet šiaip labai gera vieta, labai mums tinka, gal biški kiemas mažokas, bet kaip ir visa kita viduje gerai, išplanavimas geras. Ir tokie atsiranda vienas kitą atsveria ir tada tu žiūri, kas tau geriau tinka. Tai sakau, dabar realiai tada tiesiog jūs pasižiūrit, susidedat pliusus, minusus, gal kažką jūs tiesiog patys galėsit pakeisti. Bet pati irgi dirbi su pirkimu, ar ne? Padedi klientams nusipirkti? Jo. Trumpai, galim irgi pasidalinti, ar ne? Dirbu tiek su pirkėjais, tiek su pardavėjais, nes iš principo yra patogu, kai tu turi objektą, turi klientus, tai jau iš karto tu gali jam pasiūlyti savo turimą variantą. Aišku, ne visą laiką pirkėjai ieško tai, ką tu parduodi. Bet dirbu. Ir šiaip netgi šitas procesas yra sunkesnis negu pardavimo procesas iš principo. Kad ir kaip tai įdomiai beskambėtų. Taip, atrodo, kad turėtų būti atvirkščiai. Aš pati irgi susiduriu dėl to irgi, galiu pritarti tau tiesiog. Jo, nes žmonės tiesiog, bet man labai faina, kad jie ateina ir kaip ir pradžiai, man atrodo, sakiau, kad jie nežino net nuo ko pradėti. Tai labai smagu tiesiog įstatyti į tas vėžes, kad jūs dabar nueikit į banką, tada įsigryninkit, kuriam rajone jūs norit, kokio atstumo jūs norit, kokio vaizdo pro langą norit ir paskui jau žiūri, kokį variantą tu gali tam žmogui pasiūlyti. Ir šiaip labai dažnai būna, kad tiesiog
pradeda nuo vieno Vilniaus galo, baigia kitam. Nes vėlgi tos pačios finansinės galimybės, Taip. ar ne, jos per laikągi, nu kaip pasakyti, josgi keičiasi, ar ne, vat ką galėjai nusipirkti prieš metus, jau, jeigu ilgą laiką išsitęsia tos paieškos. Ir lygiai tas pats, ką kalbėjom, ar ne, įrengimo kažkokie tai skonis, ar ne, poreikiai keičiasi, galbūt net per tą laiką, kol ieško žmogus, irgi kažkas tai pasikeičia pas jį patį gyvenime. Taip. Ir ieškojo, kaip pavyzdys, aš esu irgi susidūrus, ieškojom 3 kambarių, galų gale po pusmečio maždaug ten pasikeitė į 1 kambario paiešką, ar ne? Tai, na, tiesiog, kadangi labai pas mus viskas kinta, tai ir tie poreikiai iš tikrųjų keičiasi. Taip, aš irgi pastebėjau iš tikrųjų tą dalyką ir kad poreikiai keičiasi vėlgi grįžtant prie to paties ir įrengime. Ta prasme, nes žmonės nori ten daugiau spintų. Kartais vat ateini į įrengtą namą, jau kaip tu jį ir norėtum pirkti, bet nėra vietos pasidėjimui. Klasika, nes dabar iš tikrųjų ir statomi tie būstai, jiegi nėra dideli. Jeigu 3 kambarių, sakykime, butas, tai 50 kvadratų praktiškai, ar ne, kur būdavo anksčiau standartas, ten, sakykime, 50 kvadratų, tai 2 kambarių, tai dabar jau 3 sutalpinami ten. Jeigu kotedžas namas, tai 80 kvadratų, 90 ar ne, iki 100 netgi. Tai taupoma tiesiog vieta, bet o kaip ten sutalpinti viską? Yra reikalų. Tai grįžtam vėlgi turbūt prie dizainerio klausimo, kad tai yra aktualu iš tikrųjų ir bent jau pasitart reikėtų, kad... Kaip išnaudoti tinkamai turbūt erdvę. Taip, kaip išnaudoti tinkamai vietą vien dėl to, kad realiai tau gal ir atrodo kaip ir nieko, aš čia pasidarysiu ir viskas bus tvarkoj, bet ateičiai tu turbūt norėsi tą būstą parduoti. Ir tas būstas jau kitam žmogui, tai bus mažiau likvidus. Vien dėl to, kad yra nepatogu laikyti daiktus ar kažkaip kitaip, ta prasme. Tai šitoj vietoj tiesiog reikėtų investuoti vien dėl to, kad tu į ateitį galėtum pasižiūrėti kaip investiciją, ar ne, ir pagalvoti. Bet ir žinai, va dabar tu pasakėjai dėl pasidėjimo vietos ir taip toliau, aš pati susidūriu prieš kiek, nu kaip sakau, įsirenginėjom namus, pirkom ar ne, tarkim virtuvės ar ne, virtuvės visi baldai, aš pati galvoju, ten projektavau ir tiesiog dėliojau taip, kaip galvojau, kad man patinka. Ir žiūriu, netelpa niekas ir nepatogu ir galbūt galėtų čia būti stalčius, o čia spintelė, ten kažkas tai galbūt per aukštai, kažkur per mažai vietos, tai atrodo paprasti dalykai, bet vis tik verta pasinaudoti tą dizainerio turbūt paslaugą, ar ne, kad ateitų kažkas į pagalbą, žmogus žinantis ir padėliotų, tai čia vien kasdienybei dėl savo paties komforto. Taip. Kartais tikrai būtent bent keletas patarimų išgelbėja visą situaciją. Taip. Tiek pasidėjimo, tiek miegamajam, tiek koridoriui tam pačiam, ar dar kažkur, tiek vonioj galų gale, kur žmonės būtent pamiršta šitą erdvę, kad ten reikia spintelių ir reikės gal kažkur ir skalbimo mašiną padėti. Taip. Skalbiklis visoks. Reikia, kaip sakant, iš šalies irgi pagalbos, kad šiek tiek, tokių minčių, idėjų kažkokių tai neštų, ar ne, ir šiek tiek pabraižytų, padėliotų, kur galima viską būtų sutalpinti. Ja. Tai šitoje vietoje manau, kad galėsim irgi šitą temą paliesti tolimesniuose savo podcastuose ir gal pagelbėti žmonėms šiek tiek su įsirengimo klausimais. Taip, tai galėsim turbūt pasikviesti, ar ne, dizainerę. Galėsim pagalvoti apie tai, jeigu sulauksim iš tikrųjų iš jūsų klausimų aktualių šią temą, tai galėsim ir greičiau šitą temą paliesti. Jeigu ne, tai tiesiog per laiką gal tie klausimai susirinks, tai jau matysim, kaip čia viskas dėliosis. Taip, tai jau galėsit mūsų irgi klausti galbūt ir mes pačios galbūt kažką galėsim atsakyti ar ne, bendrai paėmus klausimus ir paskui tam tikrų specialistų vis galima bus paklausyti. Aš manau, kad mes vis tiek ateinam su tokia pakankamai naudinga informacija, kiek švietėjiška ar ne, kad nereikėtų googlint galbūt per daug, nereikėtų Facebook'e uždavinėti klausimų ar ne. Toks tikslas ir yra, kad jūs gautumėt čia visus atsakymus ir skleistumėt žinią, kad atsakymai visgi yra ir jie yra teisingi. Taip, tai būtent, kad teisingi, nes atsakymų tai daug kur yra daug, ar ne, visokių, bet jie nebūtinai yra teisingi, tai labai norisi ateiti su tokia teisinga turbūt informacija, ar ne, ir padėti kažkam tai iš jūsų. Tikrai taip. Tai ką? Tai ačiū turbūt. Pirmas mūsų podcastas toksai turbūt šią dieną. Trumpesnis, bet... Bandysim grįžti kitą mėnesį su aktualia informacija kitom temom. Taip. Tai ką, ačiū tau, Loreta. Ačiū tau, Ernesta. Ačiū jums. Iki.